Labas, labas. Kadangi jau pavasarėja pamažu, pristatau jums nuostabią perluotę. Tai yra moteriškumo simbolis, tai yra apsauga, tai yra klestėjimas, tai yra ir laimė, tai yra santykiai. Gali būti su įterptu papuošimuku, kaip ir šioje apyrankėje, o gali būti ir be. Taip pat nepamirškite peržiūrėti visas visatos ir mano asmeninės žinutės skirtas jums, kai gaunate siuntinuką. Taipogi apyrankės parašiau pagal kiekvieno asmenišką dydį, kad būtų tobula. Šios nuostabios perluotės yra gimusios plačiose vandenynuose, todėl yra susijusios su vandens elementu ir mėnuliu, o mėnulis tai yra moteris. Todėl turi labai stiprią moterišką energiją, kuri iš prigimties yra jautri, bet ir labai magiška. Taipogi perluotės naudojamas tiek magijoje, tiek siekiant išpildyti savo svajones. Perluotės taipogi yra lyg amuletas, kuris padeda pritraukti tinkamą partnerį. Taip pat ši apyrankė turi labai didžiulę saugančią energiją, visas atsargas, todėl viena iš jos funkcijų yra jūsų apsauga. Taip pat jisai sustiprins ryšį su gamta, padės atsiverti jos grožiui ir turtams, palaikys gerą nuotaiką, padės išsklaidyti liūdnas, melancholiškas mintis, saugos nuo depresijos. Taip pat perluotė vadinama ir laimę nešančių bei šeimą stiprinančių talismanu ir ji pritraukia klestėjimą. Taip pat, kam aktualu, tai yra susijęs su motinystė bei apskritai harmonizuoja santykius. Anksčiau nuo seno turbūt pastebėsite ir filmuose kabindavo kriauklytes, perluotės prie langų, prie durų ir taip saugodavo savo namus. O jūs šią nuostabiai gražią magiją, apsaugą, klestėjimą, moteriškumą, sėkmę galite turėti ant savo rankos kiekvieną dieną bei naktį. Yra du pasirinkimai, ši su žalsvu atspalviu ir baltai karamelinė be žalsvo atspalvio. Parašyk, ar žinojai tokį kristalą, ar norėtum jį įsigyti, tuomet užsuk į elektroninę parduotuvę arba parašyk man asmeniškai. Laimės ir sėkmės.